Смотри, она сейчас красивая. Ma sai quello stare A tai jisai tik vyks daug Vilnius, čia nedavė žmonėms. Pasaloj dabar filmuoju. Taip, mes iš pažiūros net neįtartina, kad tai yra narkotikų prekeiviai. Tačiau jie yra ginkluoti. Atkreipkite dėmesį, yra Kalašnikov automatas. Rusų gamybos automatas, kuriuo yra grasinama šiam vaikinui. Matote, viskas vyksta pagal savo standartus, pagal savo įpročius. Viskas yra, sakykime, pakankamai neteisėtai. Atpažino vienas kitą, vadinasi, tai yra pažįstami žmonės, galbūt jisai pasakė
rasti kažkokį slaptažodį, pagal kurį galima atspėti, kad tai yra tikrai tos gaujos žmogus, to klano narys ir dabar vyksta prekyba. Matome, paimamas narkotikų maišelis, kuris yra tiesiog prapjaunamas, galbūt Holivudo filmuose taip pat esate tai matę, regėję, tačiau, kad tai vyksta Lietuvoje, galbūt niekas nesusimąsto. Tačiau valstybės sienos apsaugos tarnybos darbuotojai visus šiuos atvejus fiksuoja ir stebi. Ir kaip matome, sandoris atrodo vyktų sklandžiai, tačiau kažkas tai jiems truputėlį sumaišys. Matome, yra pinigai, yra kažkas tai vyksta. Tiesiog galbūt nepastebėjo, kad čia vis dėlto yra pasirengę žmonės sulaikyti. Matote, aidi šūviai, tai jau yra kriminalas. Jeigu mažėja šūviai, bet viskas vėlgi įvyko labai sklandžiai. Matome, kaip sulaikomi yra pažeidėjai. Visi narkotikų pažeidėjai yra sulaikomi. Ir kuo? Vėlgi. Labą dieną visiems. Norime painformuoti, kas nežino, kad čia vyksta tarptautinis 11 atviras tarnybinių šunų meistriškumo čempionatas, kuris prasidėjo birželio 2 dieną ir baigėsi šiandien. Labą dieną, gerbiami Šiaurės Lietuvos gyventojai, labą dieną pasieniečiai, ponios ir ponai. Kaip jau pranešėjas ką tik sakė, šiandien baigėsi, tuoj baigsis įteiksim apdovanojimus 11-asis kinologų čempionatas, kuris tokio masto Lietuvoje yra surengtas pirmą kartą ir labai džiaugiuosi, kad būtent buvo pasirinkta Šiaurės Lietuva. Mūsų kinologai ir mūsų ir kaimininių valstybių viską gali, ir pažeidėją sulaikyti, ir sprogmenis atrasti, ir narkotikus atrasti, kurie nešiojasi. Sveikiname ir apdovanojame Valstybės sienos apsaugos tarnybos 11 atvirame tarnybinių šunų meistriškumo čempionate geriausiai atlikusią žmogaus paieškos rungtį ir užėmusi pirmą vietą Šiaulių rinktinės pirmos komandos kinologą Andrių Mačianskį su tarnybiniu šunimi Vira. Toliau eis apdovanojami bendro paklusnumo rungties. Taurės nugalėtojams įsteigė Lietuvos kinologų draugija.
Sveikiname ir apdovanojame Valstybės sienos apsaugos tarnybos 11 atvirame tarnybinių šunų meistriškumo čempionate bendro paklusnumo rungtyje užėmusią 3 vietą viešo saugumo tarnybos kinologą Mindaugą Mockevičių su tarnybiniu šunimi Grantu. Sveikiname ir apdovanojame Valstybės sienos apsaugos tarnybos 11 atvirame tarnybinių šunų meistriškumo čempionate bendro paklusnumo rungtyje užėmusią 2 vietą Suomijos Respublikos pasienio tarnybos kinologą Marko Niskanen su tarnybiniu šunimi Poke. Sveikiname ir apdovanojame Valstybės sienos apsaugos tarnybos 11 atvirame tarnybinių šunų meistriškumo čempionate geriausiai atlikusio bendro paklusnumo rungtį ir užėmusi 1 vietą Suomijos Respublikos pasienio tarnybos kinologą Teo Karkolą su tarnybiniu šunimi Rudžiui. Pirmą vietą užėmė ir yra absoliutus čempionato nugalėtas asmeninė įskaitoje Suomijos Respublikos pasienio tarnybos kinologas Marko Niskanen su tarnybiniu šunimi Poke. Visiems patikusiems šuniui. Tai Vilniaus rinktinės kinologė Sigitai Becevičiūtė su tarnybiniu šunimi Meira. Lietuvos kinologų draugija įteikė taurę Šiaulių rinktinės specialiosios paskirties būrio kinologams už parodomą programą. Latvijos Respublikos pasienio tarnybos kinologų komandai. Lenkijos Respublikos pasienio tarnybos kinologų komandai. Baltarusijos Respublikos pasienio tarnybos kinologų komandai. Rusijos Respublikos pasienio tarnybos kinologų komandai. Čekijos Respublikos pasienio tarnybos kinologų atstovams. Kaip nebūtų gaila, čempionatas jau visai į pabaigą. Aišku, matėm, gražios taurės, geri pasiekimai, geri rezultatai, bet linkime dar geresnių rezultatų ir aišku, kviečiame į 12 čempionatą, o šitą 11 skelbiu uždarytą.